Šiandien daugėja vaikų, kuriems sąkandis formuojasi netaisyklingai. Todėl labai svarbu laiku pastebėti tą pranašaujančius požymius ir kreiptis į odontologą. Taigi, kokie vaiko įpročiai parodo, kad vaiko sąkandis formuosis netaisyklingai? Jeigu augantis vaikas kvėpuoja per nosį dieną ir nakties metu, jo veido raumenys ir liežuvis funkcionuoja taisyklingai, tuomet žandikauliai augs teisinga kryptimi. Žmogus turės ne tik tiesius dantis, bet ir gražų profilį. Pasiekti šiuos tikslus padeda gydymas treneriais, taip pat ir miofunkcinė terapija, kuri turėtų būti taikoma nuo kuo jaunesnio amžiaus. Tačiau šis gydymo metodas yra efektyvus ir vyresniems. Nors kvėpuojantys per burną vaikai dieną stengiasi save kontroliuoti, laikyti sučiauptas lūpas ir kvėpuoti per nosį, tačiau miego metu tai padaryti jiems nepavyksta. Atkreipiu dėmesį, kad dalis vaikų be papildomų pastangų dienos metu kvėpuoja per nosytę ir laiko suglaustas lūpas, tačiau naktį miega išsižioja, netgi knarkia. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad jau po 3 mėnesių trenerio nešiojimo ši problema išsisprendžia 80% vaikų. Likusiems reikia ilgesnio laiko. Svarbiausia, tai yra ganėtinai paprastas gydymas. Trenerį reikia nešioti nuo 1 iki 2 valandų dieną ir nakties miego metu. Suaugusiems pacientams gydymas treneriais gali išspręsti ar palengvinti daug įvairių sveikatos problemų, tokių kaip žandikaulio sąnario, kaklo, nugaros skausmas ar sumažinti griežimą dantimis. Dėl kvėpavimo per burną ir netaisyklingos liežuvio padėties ir funkcijos tiek vaikams, tiek suaugusiems gali neišsilaikyti ortodontinio gydymo rezultatai. Pradėjus kvėpuoti per nosį, sumažėja viršutinių kvėpavimo takų ligų, palengvėja alerginiai susirgimai, pagerėja ir pagilėja miegas. Kitas labai svarbus dalykas, lemiantis taisyklingą sąkandžio formavimąsi ir tiesius dantis, yra liežuvio padėtis ir teisinga funkcija, taisyklingas rijimas. Daugelis vaikų ir suaugusių laiko liežuvį arba tarp dantų, arba burnos ertmės apačioje. Gydymas treneriais ir papildomi paprasti liežuvio pratimai išmokina liežuvį būti burnos viršuje prie gomurio. Augant vaikui, liežuvio laikymas prie gomurio natūraliai augina viršutinį žandikaulį ir plečia gomurį, kad tilptų visi nuolatiniai dantys. Jeigu viskas daroma taisyklingai, pacientas ir jo tėveliai yra suinteresuoti pasiekti gerų rezultatų, tuomet gydymas treneriais dažnai suteikia puikias galimybes išspręsti ar stipriai pagerinti sąkandžio problemas. Nelaukite, kol jūsų vaikui išdygs nuolatiniai dantys, nes daugeliu atveju laukimas tik pagilins sąkandžio problemą. Kreipkitės jau šiandien.